Sveiki visi mano puslapiuose stebėtojai. Tai kas manęs nepažįstate, aš esu Indrė, šito puslapio kūrėja. Tai aš gaminu kosmetiką su bičių vašku ir medumi, kitus produktus gaminu. Ir tiesiog pastebėjau tokią būtinybę, bevažinėdama po muges, pastebėjau tokią, kaip sakant, būtinybę bendrauti. Žmonėms labai reikia informacijos, jie užduoda daug klausimų, nori daug žinoti ir apie bites, ir apie produktus, ir apie gamybą, ir apie sudėtį. Labai daug klausimų iš tikrųjų yra. Ir tiesiog pagalvojau, kad pabandysiu padaryti laivus, pasižiūrėsim, ar jūs norite matyti, ar jūs norite bendrauti, ar jums iškyla klausimų, komentarų, galbūt pasiūlymų kažkokiu turit. Tai tikrai visko lauksiu. Ir iš tikrųjų labai noriu jums pasiūlyti turėti privilegiją, turėti savo bitininką. Nes tai yra labai svarbu, kadangi kai mes turime savo šeimos gydytoją, savo dantų gydytoją, tai taip ir turėtume turėti savo bitininką, kurį pažįstame, kurį žinome, kur jisai laiko bites, iš kokių maždaug augalų yra suneštas tas medus, kurį mes valgome. Tai tiesiog tokia yra būtinybė, manau, mums bendrauti. Nes mugėse mes dar susitinkam, turgui susitinkam, bet yra žmonės, kurie yra iš kitų miestų, kurie negali atvažiuoti, bet galbūt irgi nori bendrauti, nori žinoti, gyvai pabendrauti. Tai tiesiog pabandysiu, pasižiūrėsiu, kas bus, kaip jūs reaguosit, ar jūs norėsit. Tai šiandien kažkaip mintis atėjo kalbėti apie medų ir apie bičių maitinimą. Nes žmonės labai dažnai klausia, ar meduje yra cukraus, ar jūs maitinate bites cukrumi. Tai paaiškinsiu labai trumpai. Bites mes maitiname cukrumi, bet meduje cukraus nėra. Reiškiasi, mes bites pamaitinam žiemai. Kadangi taip yra saugiau, nes mes nežinome rudenį, iš ko jos prisinešė medaus, iš kokių augalų, jeigu bus lipčius, jos negalės pasiimti, jos gali suviduriuoti nuo to lipčiaus medaus, ar ne? Jos gali medus susikristalizuoti. Ačiū, Rūta. Gali medus susikristalizuoti ir bitės nepasiims to maisto žiemą. Tai, Rūta, tu mane labai nudžiuginai. Tai negalės pasiimti, tai mes renkamės tą būdą maitinti cukrumi. Bet pavasarį, kai tikrinam jau avilius, kaip padedam bitėm išsivalyti ar nepakeičiam dugnus, patikriname bites, kaip jos peržiemojo, tai visuomet jas maitiname medumi. Nes pavasarį geriausias bičių maitinimas yra medumi. Kadangi meduje, kaip žinote, yra ir mikroelementų, ir žiedadulkių, ir visko, ko joms reikia, tai jos puikiausiai tą medų pasiima, pavasarį jau jos valgo medų. Jau tas cukrus yra suvalgytas, kuris buvo per žiemą joms paliktas. Dar kitas dalykas, kad žiemą joms ir nereikia tų visų dalykų, kadangi joms reikia tik šilumos, kad jos išgyventų iki pavasario. Tai tikrai saugesnis būdas yra palikti su cukrumi. Į komentarus įkelsiu video, kaip mes pamaitinam visas bites medumi pavasarį.
Mūsų aviliai, kaip žinote, yra miške stovi, Pravieniškių miške dalis, kita Pravieniškio miško pamiškėjai, ar ne? Ir trečias skyrius yra Kauno regioninėme parke prie Kauno marių. Tai mūsų medutis yra tikrai geras, aplink pas mūsų ūkininkų nėra, reiškia, pesticidų likučių irgi nėra. Tai mūsų dabar medutis yra irgi labai, ką turgų ypač girdžiu iš vyresnio amžiaus žmonių, tai jie visą laiką ieško medučio, kad būtų su tokiais, nežinau, ar čia matyti kažkiek tai, su tokiais grūdeliais. Tai tie grūdeliai dėl ko yra? Dėl to, kad yra iš daugelio augalų suneštas medus. Tai iš vieno augalo greičiau kristalizuojasi, iš kito lėčiau kristalizuojasi ir gaunasi tokie grūdeliai. Tai yra žmonių grupė, kurie ateina pas mane, stiklainų skilnoja ir ieško tų grūdelių. Šitas medus yra antros pusės vasaros, šitos pirmos, šviesesnis matosi. Šitas truputėlį aitresnis, tai šitas švelnesnis toksai. O liepų medučio, šitas irgi šviesus, jeigu palyginimai, jeigu norit pasižiūrėti, galima pamatyti. Tai liepų medutis jau išpirktas didesniuose stiklainiuose, likęs tik tai toks mažiukas. Mažiukais. Tai čia liepų medutis. Paskui turiu dar tokio gražaus papuošto, jeigu ant Velykų norėsit ar šiaip padovanoti, tai irgi galima tokį medutį gražų įdėti, arba tiesiog padovanoti. Dar medaus turiu štai tokio. Tai čia yra medutis korija, taip vadinama bitininko kramtomoji guma. Nes labai sveika ir dantenom, ir burnai. Tai tiesiog šiandien tiek turbūt apie medų ir lauksiu jūsų komentarų, kažkokių pasiūlymų, minčių, galbūt galėsim toliau bendrauti. Tai tiesiog duokit žinot.